Yes, it's the first game of the season, official game, so it was not easy because after pre-season every team is not 100%. But I think we did a good job. We deserve maybe to score one goal, but every cup, Super Cup, is like this, and it's not simple. But we are happy that we score every penalty and we got the title. No, for sure it's important to start the season with the title, with the Super Cup, because it's the good way to prepare the season. Yeah, it's only one game, 90 minutes. After in the penalties everything can happen, but to start the season like this is important for the group, for us, for the club. So now we need to be focused in La Liga and to prepare the first game in Jugas. So yeah, it will be a long season, but we are very happy that we bring this title in Panevėžys. No, before to shoot, I was sure that I will shoot on that post. So I didn't check the keeper. I just was focused in my shoot, and yeah, I was lucky that I scored. But a penalty is not always lucky. You need to be ready, because after 90 minutes everybody is tired and you need to take the ball and to shoot. But finally we score every penalty, and this is the most important. Na, geros emocijos, džiugu pradėti taip sezoną ir laukiam sezono pradžios. Na, stengiamės gynyboje žaisti kuo geriau, nes neleisti susikurti jam progų. Ir nežinau, ar tas įtakoja. Aišku, kiekvienas geras momentas pakelia komandą į priekį. Bet mes kitokių rungtynių nesitikėjome, žinojome, kad bus sunku ir teks kovoti iki galo. Jo, tokios taisyklės, kad reikia pasakyti prieš mušant baudinius, kuris eis mušti, taip kad prieš nusprendžiant pasakiau, kad mušiu 5. Tai ir užrašė 5. O nuojauta buvo, kad tavo baudinys gali būti lemiamas kažkuriuo metu? Na, labai norėjau, kad mano baudinys lemtų iš tikrųjų, o ne būtų Devensas įmušęs, būtų didesnė turbūt įtampa. Tai, manau, ideali situacija mušti pendelį, kai tu įmuši ir gali nugalėti, bet jei neįmuši, tai tęsi toliau kovo. Jo, aš ties esu mušęs 11 metrų baudinių seniau, bet gan senokai, ir esu ir nemažai ir neįmušęs ir įmušęs. Taip, kad dariau tokią dabar pauzę. Turėjau galimybę mušti su Islandais, kai mušėm pendelis, bet atsisakiau, nes įtampa buvo, turbūt nugalėjo. Šį kartą labai norėjau tą permušti, kaip sakyti. Pirmas titulas, kaip sakėt, šiandien dar taip prieš rungtynės pagalvojau, 15 metų žaidžiu futbolą profesionaliai. Pirmas titulas tik dabar. Tai žinot, tokias mintis. Šiandien rungtynės nepasisekė asmeniškai. Norėjusi kažkaip sakyti, parodyti geriausią savo žaidimą, bet tikriausiai gal nesusitvarkiau su savo vidinėm emocijom. Bet vis tiek, pergalė yra pergalė, labai džiaugiuosi. Ateity bus, kaip sakyti, experiences, patirtis. Tokios rungtynėse žaisti, taip kad viskas pozityviai, laimėjom, svarbiausia, kad laimėjom. Jo, rungtynės tokios buvo, kaip ir visas rungtynės sezono pradžioje, jas nervingos, labai daug nervų, labai daug dvikovų, nesimato to tikrojo komandų lygio, bet tas momentas tikriausiai taip, nes po to momento susikūrėm gan gerų progų ir galėjom laimėti per 90 minučių. Deja, nepasisekė, bet ir varžovai turėjo savo momentų kažkokių, taip kad rungtynės buvo sunkios, bet mes laimėjom.